Ką šiandien deginsim ant laužo? Emilį Jokūbą? Nemuno aušra, aš noriu skanduoti, žinai, didėlį. Nemuno aušra. Po audringai įvykusio pirmo gyvo ant laužo melo deginimo nutarėme nestabdyti, o tęsti. YouTuberis ir savaitės Ryfo flagmanas Emilis užsivilko kario uniformą ir nusiskuto galvą plikai. Valgysi su kepurė ar nusiusi? O juk tu su kepurė visą. Jo. Atrodo, insultą gausi. Jo, žiūri, nori kebabo. Jo, dar sunku. K2 Comedy klube pasirodys skandalingasis Emilis Jokūbas ir žodžių į vatą nevyniojantis pats Karo akademijos viršininkas, pulkininkas Ričardas Dumbliauskas. Dabar labai populiarus Lietuvoje bėgimo evokacijos naratyvas. Strategija panašių atstumų kaip iki pisuaro. Kas sieja pulkininką, youtuberį Sve, stabdyk streamą. ir prie ko čia tas melo deginimas? Mes kvėpuojam krauju, valgom gilzes. Pūstelk, spaus kažko. Ką aš galiu spausti, jeigu aš pats pedalas? Aš neturiu ką spausti. Jau šį trečiadienį K2 Comedy klube linksmai ir aštriai. Emilio išlydėtuvės. Ukraina remiantis bilietai komentaruose. Susitiksim anapus, kaip sakant.